Didžiausia mistika kai kuriems elektrikams – jungikliai. Ypač kai reikia daryti perjungiklį arba kryžminį valdymą. Čia kai šviesa valdosi iš 2 arba daugiau vietų. Man atrodo, kad daugam tiesiog sunku tai įsivaizduoti vizualiai. Bet iš tikro viskas labai paprasta. Tiesiog naudok tinkamus jungiklius ir pakartok, ką darai vienoj pusėje, kitoj. Ir šiaip, niekas nedraudžia pasižiūrėti į schemą, jeigu reikia priminimo. Šiandien dariau antrą etapą, dėjau rėmelius ir mechanizmus ir naudoju savo naują Knipex 3 įrankį. Labai fainas dalykas reguliuoti izoliacijos nuėmimo ilgį, kad atitiktų, kas parašyta ant rozetės arba jungiklio arba vagosiuko. Kartais sunku perėti nuo rozetės prie jungiklio ir pataikyti su ilgiu. Tai čia tas įrankis padaro darbą už tave, nereikia sukti galvos, kiek nužievinti, o tu tuo metu gali savo svajot apie savaitgalį. Liregus, kaip mačiau, turi savo internetiniai svetainiai visas schemas, jeigu reikia pasižiūrėti visokiem jungikliam, rozetėm, kad viskas labai paprasta šiais laikais su interneto pagalba.